Ar palaikote homoseksualių asmenų partnerystę? Mikrofonas. Kodėl nepalaikau? Šiaip iš tikrųjų evoliucija arba Dievas, kaip kam tai labiau patinka, sukūrė dvi lytis. Ir tai yra didžioji tiesa. Ir o kas sukūrė gėjus? Nu, jeigu kalbėt iš religinės pusės, tai ko gero šėtonas. Bet čia mes pajuokaujam, ponas Vytautai. O iš tikrųjų, be abejonės, yra labai paprastas dalykas. Valstybei neturi rūpėti žmogaus intimus gyvenimas ir jo būdas. Ta pačia akimirka, kai valstybė arba drausdama, arba leisdama įlenda į savo piliečių lovos reikalus, pakvimpa totalitarizmu. Tai yra asmens privataus gyvenimo kontrolė. Žmonės renkasi patys savo seksualinę elgseną, lygiai taip pat kaip profesiją, madą, drabužių spalvą ir taip toliau. Tai kodėl atsakėt neigiamai tada? Todėl, kad manau, jog iš tikrųjų bet koksai dviejų žmonių santykis, kuris yra teisiškai įtvirtinamas, yra tik šeima, kuri gali būti tarp skirtingų lyčių.